Sveiki, aš esu Jurga Žilvytė, vedų astrologė. Jūs esate mano kanale Vedų astrologija lietuviškai. Aš seniai norėjau padaryti video apie Žemaitaitį, nes man kaip asmenybė jisai labai įdomus yra. Tačiau aš vis taip prisibijodavau to tokio, kur Žemaitaitis, ten iš karto toks purvo pilimas, ten negatyviai visokie ten. Kadangi aš suprantu, kas tai yra, tai aš tikrai to nenoriu. Bet jau dabar gal tikiuosi, kad su laiku žmonės suprato, kad šiandien ne politinių diskusijų, ne kažkokių nuomonių tenais kanalas, o astrologinis kanalas. Tiesiog aš kalbu apie astrologiją, tik tiek, kad aš naudoju politikų tuos horoskopus, kadangi jie yra vieši asmenys ir kitas dalykas, mes juos šiek tiek pažįstame, o kai yra kontekstas, tai tada galima taip jau kažkaip konkrečiau apie žmogų kažką tai papasakoti. Nes kadangi, tų reikšmių paprastai tos planetos, tie ženklai, jie turi be galo daug ir ten pataikyti, kokia iš tikrųjų yra, kartais būna nepaprastai sunku. Nes supraskit, kad yra 12 ženklų ir 9 planetos, o žmonių, žinot, kiek milijardų yra. Taip, kad aišku, galima ten kažkokius taip. Iš kitos pusės aš esu astrologas ir man, pavyzdžiui, visiškai vienodai, ar tai žmogus yra ten popiežius, ar jisai yra bomžas koks nors. Nes mane domina tai žmonių likimai, nes, į šią žemę žmonių sielos ateina vieni, ateina tenais kažkokią negatyvę karmą užsidirbti, kiti ateina pozityvę karmą užsidirbti. Astrologas konstatuoja faktus paprasčiausiai. Tai Žemaitaitis. Žemaitaitis įdomių laikų yra gimęs. Ta prasme, yra tas 82 metų pirmas pusmetis, 1982 metų pirmas pusmetis, ten toks įdomus laikas, nes yra labai daug politikų, dabartinio politikų esančių valdžioje, kurie yra gimę būtent tame laikotarpyje. Yra Gabrielius Landsbergis, Kasčiūnas, po to eina šitas dabartinis energetikos ministras Vaičiūnas, po to eina Gapšys, po to eina Bilotaitė, ir ten truputėlį toliau yra šitas Žemaitaitis. Ta prasme, tai yra tie žmonės, kuriuos aš žinau. Nes, gal dar daugiau jų yra, gal aš kitur nežinau. Kada žmonės taip gimsta taip vienam laikotarpyje, tai vadinasi kagorta. Nes matot, tos planetos, kurios greitai juda, tik tai jos keičiasi. O tos, kurios lėtos yra, tai jos visos yra, visos jos tose pačiose vietose ir tos kombinacijos, jos visos išlieka. Matomai kažkas tai tokio yra, kad tiek žmonių visi politikoje. Ir aš netgi turiu savo artimoje aplinkoje vieną žmogų, tiesa, jisai ne Lietuvoje, kitoje valstybėje. Tai irgi taip labai buvo užkilęs į tokias didelės aukštumas. Tik tiek, kad taip pat kaip ir Gabrielius, taip irgi vieną rytą nubudo ir jau niekas jau. Paprastas žmogelis. Toksai likimas, bet kai kurių tokie likimai. Aišku, ten ne visų taip yra. Ten dar daug faktorių įvairiausių. Ir netgi paimkime, pavyzdžiui, Gabrielius ir Kasčiūnas, jie gimė, vienas gimė sausio 7, kitas sausio 8. Skirtumas, viena para tik tai yra. Bet tai visi žmonės tai yra, skirtingi. Ten daugiausiai, aišku, apsprendžia mėnulis pirmas dalykas, nes pas Gabrielių mėnulis egzaltacijoje ten. O pas Kasčiūną jisai įdomioj tokioj nakšatroj tokioj, dėl ko jisai tenais jaunystėje ir šitą ir ta nacionalistai ten tie, kaip ten vadinasi tenais, ta jaunoji Lietuva kažkaip tai tenais ir ten tos agresijos ten tos, tai ten kažkoks tai video kažkoks tai buvo su šitos Valinsko, atrodo. Valinskas ėmė iš Kasčiūno, tai kažką tai tam jis nūkį davė, tenais, taip, bet mėnulis, taip, aišku, ne tik mėnulis, tenais ir paskui tie kylantys ženklai irgi savo charakteristikas duoda, bet kartu likimas šiek tiek yra panašus.
Tai dabar Žemaitaitis. Žemaitaitis ten truputėlį toliau nuo jų visų, nes jisai jau šitas ten gegužės tenais mėnesį gimęs, bet vis tiek jau pusmetis, taip skaitosi teoriškai, ta pati kagorta, nes tos sunkiosios planetos, tos jau pačios sunkiausios, tos, kurios iš principo jos daugiausiai apsprendžia tą mūsų likimą, tai jos yra tokios pačios šitą. Tik tiek, kad tie, kurie sausio mėnesį gimė, pas juos visus yra šitas, atmakarakas, sielos signifikatorius yra Saturnas. Tokie biški sunkesni tie likimai. O jau Žemaitaitis ten jau mėnulis jau tenais, ten pas jį labai įdomus tas mėnulis yra. Tai dabar mes ir pasižiūrėsime. Štai, čia yra Žemaitaičio horoskopas. Aišku, jo gimimo laiko, data yra, laiko nėra, bet yra keletas jo tokių, jo gyvenimo tokių datų gana tikslių. Yra tėvų mirčių datos tikslios ir paskui vestuvių. Ten jisai kažkada žurnalistams ten pasakojo, kad ten prieš tiek tai metų, ten tokią tai dieną, tokį mėnesį, ten įvyko vestuvės. Tai aš iš tų tikslių datų, tai šitas liūtas, kylantis ženklas liūtas, kaip ir rodo, tiksliausiai rodo. Yra ten dar keletas ten kitų, ten tų kylančių šitų kylančių ženklų, ten truputėlį prasčiau rodo. Bet iš kitos pusės man jisai yra, šitas kylantis ženklas liūtas yra labai logiškas, kaip mes matome Žemaitaitį, kas su juo vyksta. Taip kad, kokie ten, nežinau, 85% garantija, kad vis dėlto jis yra liūtas. Ir pagal išvaizdą jisai gana stambus toksai, dar plius mėnulis irgi duoda tokį truputėlį polinkį į tą vadinamą kapchą šitą. Tokį, viršsvarį tokį truputėlį. Taip kad ir, kai kurie faktoriai tokie irgi. Man tai taip jis gana tiksliai atspindi. Kylantis ženklas liūtas, liūto šeimininkas Saulė 10 name. 10 namas, kaip žinom, yra socialinio statuso ir Saulė, kada 10 name, tai tas socialinis statusas yra ganėtinai aukštas. Ir už tai ir tokia ir valdžia ten visa ta, ir prestižas, ir charizma. Saulė yra jautyje, o Venera su Saulė paprastai duoda ganėtinai tokią, charizmą tokią ganėtinai didelę. Čia iš kitos pusės irgi dar mėnulis tam kylančiam ženkle, kada yra, tai irgi duoda, tą tokį populiarumą šitą, populiarus yra labai žmogus. Tik tai tiek, kad vieni jį tenais ten mėgsta labai, ten sako šaunuolis, ten tu esi, o kiti ant jo ten labai varo. Mėnulis yra 12 namo šeimininkas. 12 namas tai yra tokie visokie ten paslėpti priešai, užslėpti tenais. Tai tie užslėpti priešai ir varo tenais ant jo. Ir jam tikslas koksai yra užsiauginti skūrą tą. Visi sako, aš užsiauginau tą skūrą. Gal dar ne visai jau užsiaugino, nes, nežinau. Taip. Kas dar? Taip, dabar kodėl jisai toksai plipys yra, pliurpalas. Su Saulė kartu su kylančiu ženklu šeimininku yra Merkurijus. Merkurijus šičia yra sudegęs ir retrogradinis. Tai jau čia yra, toksai klasikinis šitas toksai, kaip sakyt, tokio pliurpimo, tokio rodiklis šitą. Nes, ten pasitas mentalinis tas toksai srautas ten eina nesustodamas tenai šitą. Jisai iš pradžių pasako matomai, paskui tik tai pagalvoja, ką jisai pasakė. Nes, už tai tos tokios komunikacinės krizės, ten tos tie politiniai skandalai tenais ištisai tokie nesustodami ten. Bet iš kitos pusės ir dar mėnulis su Saulė yra taip vadinama kendra.
Taip, kad, kaip sakant, jie labai stipriai palaiko vienas kitą. Ir iš tiesų jisai toksai, bet toks, nu, vienas dalykas, matote, jautis toksai prie žemės, jisai toks, nu, kaip ten kitas sako, kaimietis, ten valstietis, ten toksai, iš tiesų pasijaučiasi tas toksai, nėra kažkokio tokio, ten tokio, kaip man tokia, ten inteligentai, ten super, ten tokie, va tas inteligentiškumas, bet ne, bet pasitas toksai, bet žinojimas, toks iš tiesų toksai, toks kažkoks, jis ten kažkokius ten gamtos, ten kažkokius ten tos požymius, ten stebi kažkoks tai, nu, vat labai stipriai atspindi vat šitas va dalykas. Dabar vėl ta tokia kalba, ta jo tokia aštri, tokia labai. Antras namas yra kalba. Čia yra, nu, kaip burna, vat, ir tai, ką mes dedame į burną, ir tai, kaip mes kalbame, vat yra antras namas. Šičia, tam antram name, va šita va tokia sunki kombinacija. Saturnas retrogradinis ir Marsas. Už tai tas aštrus toksai liežuvis, toksai siaubingas, toksai pjovimas žodžiais, ten toksai agresyvi, ten pakankamai ta kalba, tenais pas jį tokia vat Saturnas ir, nu, vat, tipiškai, kaip sakant. Bet ir čia yra mergelė, o mergelės šeimininkas yra Merkurijus. Ir Merkurijus vėlgi, jisai toksai čia sudegęs ir retrogradinis toksai, taip kad, nu, vat, visiškai puikiausiai visą tai atspindi, būtent kodėl toksai, nes vat kiti, kok žinom, politikų su panašim tom konfiguracijom, nu, nėra antiek jau ten tokie pliurpalai, kaip Žemaitaitis, ten čia jau tas tai viršūnė. Nu, kas dar, Jupiteris trečiam name. Jupiteris, jį aspektuoja Rahu ir Venerą. Rahu tai išvišinais, ten ta vadinama guru čandalo joga. Venera, Jupiteris, nors jos abudu geriečiai yra, bet, nu, tai tos energijos jos irgi nėra čia tokios labai tarpusavy, tai yra priešiškos energijos. Tai bet irgi, nors trečias namas yra komunikacija, bet, nu, ta komunikacija tokia populizmas, labai toksai, stengimasis patikti miniai ten, bet dažnai jis ten tas ribas tokias visas peržengia šitą. Nors iš kitos pusės Venera čia, va tą charizmą irgi duoda šitą. Jupiteris dar Veneros šitame ženkle yra svarstyklėse. Bet, nu, tokių, vėl, Jupiteris retrogradinis, taip kad tos diplomatijos pas jį ten tai trūksta tikrai labai, labai stipriai. Nu, matyt, ten, matot, bet kada yra tas retrogradinis planetos, tai šitą, nu, vedinė astrologija skaitosi, kad žmogus, suprastų, kažkokią tos planetos srityje kažką, kad suprastų, jam turi, kaip sakant, 3 kartus kirsti per galvą. Tik tai po to jisai tada jau kažką tai pradeda suprasti. Nu, tai jam čia daug kartų turės kirsti per galvą. Taip, toliau Rahu, Ketu 5 name. Bet 5 namas, jisai, kiekviena šitas rytis turi labai daug reikšmių. 5 namas turi ir vaikai čianais, nors ten su vaikais pas jį viskas tvarkoja yra. Nu, jisai vyras yra, čia pas moteris, kada Ketu 5 name, tai, aišku, ten turi būti žymiai daugiau visokių kitokių, ne vienas rodiklis, daug kitų rodiklių, bet dažnai būna, problemų pakankamai didelių. Ir čia kas dar 5, tai būtent irgi valdžia, ten visą tą politinis kelias visas netradicinis toksai. Iš tiesų, pas jį tas kelias tikrai netradicinis yra. Ir ta nestabilumas toksai toje valdžiai, kiek kartų jisai ten buvo ir atstatydintas ten, ir jam ten tas apkalta ten grėsė, kada pats tenais paskui jisai tenais atsistatydino, ten šituo buvogi Seimo pirmininko pavaduotojų ten kažkaip tai trumpai, kad irgi jį tenais paskui išmetė, ten nežinau už ką tenais. Bet nes Ketu iš kitos pusės šitą 1 namą aspektuoja šitą. Ir 5, kartu čia irgi valdžia, 5 namas iš dalies, ir šį čia duoda valdžia 10, ir 5 irgi, nėra taip, kad vienas tik tai. Ir ta visa ta tokia, kaip sakant, iš kitos pusės čia irgi vėl yra šaulys. Šaulys toksai, žinot, irgi toks, karštakošis toksai ženklas šitą. Dar čia plus Marsas aspektuoja.
Ir dar vat, Marsas. Marsas šito horoskopo kontekste, jisai yra, nors taip pat jinai skaitosi kaip ir bloga planeta, tokia badhakas vadinamas. Bet šitam horoskopė jisai yra funkcionalus gerietis. Kadangi jisai vat, 4 namą ir 9 namą šitą valdo, tai yra vadinama Joga Radža Karaka. Ir kas jo ten ta virtuvė, ten ta Žemaitaičio kuchnė, ten ta, tai dažnai būna, jeigu kada Marsas yra 2 name, tai žmonės tokie kulinarai, ten tokie maisto gamintojai, tokie labai dažnai tai būna. Nes 2 namas irgi yra maistas, ką mes į burną dedame. Ir, kaip sakant, Marsas, tai karšta tokia planeta, ugnis yra, kas maistas ant ugnies yra gaminamas. Taip kad čia aš tikrai esu nemažai ten matau tos, jeigu ten Marsas čia kažkur tai stovi, ypač dar jeigu toks geras yra, tai žmonės turi ten tokį polinkį, ypatingai vyrai į tokį, moterys jos ir taip turi gaminti. Bet kada vyrai, tai jie tada tokie, būna maisto gamintojai, kulinarai kažkokie, tai. Taip, toliau. Venera pas jį yra, 9 name. 9 namas tai tokios, sėkmės namas šitą. Bet kadangi tai yra avinas, tai čia ta Venera tokia labai kovinga jinai yra. Jinai, aišku, ta tokia kovinė charizma tokia jam duoda, nes jinai yra ir 10 šito namo šita, šeimininkė, 9-ame. Taip, kad čia tas ryšys su politika yra labai toksai didelis ir jinai, ir tą populiarumą jam duoda, kodėl jisai toksai viešas, populiarus asmuo yra šitą. Čia dar Jupiteris jį šitą, aspektuoja taip, už tai jį ten žmonės, dar vieną, dėl ko jį mėgsta šitą žmonės. Tačiau Ketų, kadangi irgi aspektuoja, tai jis duoda tą tokį, tos skandalus, tos tokį nenuseklumą, tokį matomai ten kažkokį tai, Ir dar Marsas pats, Marsas yra avino šeimininkas ir jisai čia 8 aspektų, 7, 8 aspektų aspektuoja šitą. Tai irgi tą konfliktus ten tuos tokius, ir tą drąsą tokią, vis tiek, kiek gauna per galvą, vis tiek jisai eina ir vis tiek jisai šneka, vis tiek šitą. Taip, toliau Rahu. Rahu yra 11. Čia yra visos politinės partijos, sąjungos, visokiausios tenais, ir masės ten tos, masių palaikymas šitą. Čia Rahu yra netgi kažkuria prasme, jinai yra egzaltacijoje. Čia pagal tam tikras skirtingas sistemas, kai kur Jautyje Rahu būna egzaltacijoje, kai kuriuose sistemose yra 9 šitą. Tai Rahu jam ir duoda tą tokį gebėjimą, tas kelti bangas tokias pastoviai, ten tas toks, ir tą populizmą, tą visą, čia aišku Jupiteris šiek, ta prasme, bet vėl ten Guru Čandala joga šitą, tokia jinai nelabai gera. Ir dar Saturnas čia jie aspektuoja. Taip, kad iš vienos pusės jisai ten tai krenta, jisai tai žmonės jį vėl išrenka čia. Štai tas toksai, nenuspėjamas tas politinis, tas gyvenimas toksai, tas jo likimas, tas toksai, tai jisai šoka aukštyn, tai jisai krenta žemyn, tai irgi iš dalies. Ir iš kitos pusės, dabar Lietuvoje yra irgi tas Rahu periodas. Ir pas jį yra šitos planetos, šitos šešėlinės planetos periodas. Rezonuoja jisai. Dėl ko jisai dabar tam yra toksai paviršiuje, tame politinėme. Ir jisai, nemažai vis tiek įtakos daro kažkam visom tam, kas dabar vyksta čionais. Visam tam cirkui. Čia labai klasikiniai. Rahu, ta tokia šešėlinė planeta, tai jinai čia tokius gali duoti, kaip sakant, tokius ir neramumus visokiausius. Ir kada jisai savo tą partiją sukūrė, irgi Rahu šitą 11 name, būtent tas periodas šitą. Čia duos man atidaryti. Nuo 12 metų pasitas Rahu periodas iki 30, paskui bus Jupiterio periodas. O dabar Rahu periodas tas ir į partiją ta jau nauja atsirado. Buvo 23.11. Rahu Venera. Klasikiniai. Partija
ir Venera 10 namas, nu, savo partijos, jisai vis tiek pirmininkas tenais yra, ir 9 namas, ir sėkmė kartu, nu, viskas čia įsipaišo, visa šita kombinacija puikiausiai. Dabar jeigu mes paimsime dar, vat, čia aš pakelsiu, dar apie jo tą pliurpimą ir Merkurijų. Čia štai aš pastačiau šitą Merkurijų, nu, čia tai yra taip vadinama ta navamša, šita vidinis potencialas. Aš pastačiau Merkurijų į pirmą štai kylantį ženklą, nors aš negarantuoju, kad čia tikrai tokia, nes per mažai man ten tų duomenų, kad grinai nustatyti ten tą vidinį, tą potencialą, nu, tą horoskopą vidinio potencialo. Bet vat, jeigu vat, Merkurijus, vat, pirmam, nu, Merkurijus čia, nežinau, stovi, Merkurijus yra dvyniuose. Dvyniai, nu, Merkurijaus ženklas čia jisai gerai stovi, neblogai. Bet dabar vat, nuo Merkurijaus antram name stovi Saturnas. O 12 praradimų name, va, jo charizma. Venera su Saulė ir dar jautyje. Tai vat, dėl ko jisai taip karts nuo karto vis tą charizmą praranda, kaip prisipliurpia kažko tai. Ir principe, šita kombinacija yra, vedų astrologija yra tokios kombinacijos, tokios jogos, kurios vadinasi Bandhana joga. Tai yra, nu, aišku, čia senovėje, kalėjimo joga. Nu, šiais laikais tai daugiau tai rodo būtent šitos, teismus ten, bet čia jinai yra nepilna, čia jinai yra tik tai tokia dalinė, sakyčiau. Bet vis tiek, tie teismai, čia jinai nėra labai stipriai, kad būtų pažeista. Čia Mėnulis, Ketu šiek tiek, Saturnas ją pažeidžia, bet šiaip daugiau tai Rahu turėtų čia pažeisti, kad jau grinai būtų ten tokie labai rimti ten tie teismai ir taip toliau. Mėnulis, tai principė, kadangi Mėnulis irgi aspektuoja, tai praradimai, finansiniai praradimai. Tokius tai duoda. Jisai ten jau ne pirmą kartą, jį ten kažkokie žurnalistai tenais mokėti turėjo, buvo teismas, ir paskui ten Tapinui. Ir dabar tas teismas, ta prasme, kad, aš nevertinu tenais, ten teisingas, tas teismas neteisingas, dabar ten už tą skaičiuoklį tenais, už tą tenais. Bet vėl, jisai prisišnekėjo, rado, neturi prie ko daugiau prisikabinti, tai prisikabino prie skaičiuoklės. Bet iš kitos pusės, taip, ir išeina trečias teismas, ar ne? Tai galbūt Merkurijus, jį taip ir turi, tas, retrogradinis, kad sako, 3 kartus turi duoti per galvą. Tai gal jau po 3 karto, gal jau jisai galų gali išmoks ant tą filtrą įsijungti šitą. Nes, sakau, čia, grinai, viena forma iš tų Bandhana jogų, iš tų, kur duoda ten kažkam kalėjimus, kažkam tos teismus, kartais gali būti, kad paprasčiausiai tai netgi nėra to teismo, bet yra kažkoks, ar tai pavojus, ar tai baimės, čia kitų žmonių horoskopuose. Pas jį matote, jinai vis dėlto dar kaip jie aspektuoja Mėnulis, tai ir gavosi, kad Saturnas ir Ketu, kad rimtesnės būtų tos, kaip sakant, tos pasiekmės, tai turi būti šitam jau pagrindiniam čia pagrindiniam, nėra tokių labai čia tokių požymių, kad būtų tokios jau rimtos, rimti ten kažkokie teismai, ten su pavojumi tenais pakliūti į tam tikras įstaigas. Bet šitas, kada tam vidiniam potencialio, tai tokios, nerimtos tokios. Ta prasme, teismas visada yra rimtas, bet aš nežinau, tiesiog priežastys nerimtos gaunasi.
Bet tiesiog, nu kaip, nu, vat likimas jį mokina, vat tokiais būdais, ir kitokiais būdais nesupranta, tai va tokiais būdais mokina, kad tu, vienu žodžiu, ten turi apsiraminti kažkaip, tai ten išmokti valdyti ten tą savo tas rautą, neprisipliurpti visokio, ne. Tak, nu dabar aš grįšiu prie šito į tą pagrindinį horoskopą. Ir vat šitas mėnulis yra tokioj labai įdomioj nakšatroj, kuri vadinasi Purva Phalguni. Tai irgi yra Veneros nakšatra. Ir dar liūtė. Tai va čia žmonės tokie aplamai šitą nakšatrą, jeigu taip ją paimti, tai jos aprašymą, tai jinai tokia poilsio, malonumo, ten meilės ir vat charizmos nakšatra. Nes jos ten tas dėvi tokia Bhaga, duoda ten tokį ir sėkmę jinai duoda, simpatijas, kad, nu, charizma. Liūtas ir Venera yra, tai yra Saulė Venera kartu yra, duoda charizmą žmogui. Ir kartu duoda patogų gyvenimą ten tokį, vat. Taip, kad tai va tokia absoliučiai natūrali ta charizma tokia. Dėl ko žmonės jam tas simpatijas tokias jaučia, jis labai lengvai ten pelno tą masių palaikymą ir jisai toksai atrodo toksai nuoširdus, ganėtinai toksai, nu. Ir va dėl ko jisai va ten moka ten va taip, va, nu, į tą gamtą jisai taip stebi ir ten jisai ten. Ir vat iš neigiamo požymio, vat tas toksai, vat, nu, vengimas atsakomybės, tas atsitraukimas toksai, vat jisai, vat būtent va šitą nakšatrą, vat su tą mėnuliu duoda jam tą, vat tokį, nu, kitas tai stovėtų ten iki galo, tenais eitų, tenais, o jisai ne, jisai vat sugeba, jeigu ten kažkas toksai, kaip sakyt, nu, pavojus komfortui, tai jisai atsitraukia tada. Labai jam nesudėtinga visą tai yra, jam tai natūralu visiškai, kaip sakant, jokių ten jisai nejaučia ten kažkokių tenais ego ten savo, ten kažkokių pažeidimų ar dar kažką. Tai vat šita nakšatra tokia, jinai taip ir duoda žmogui, nes, nu, šita, nu, dar tas toksai, vat, emocionalus teatrališkumas toksai, nes, vat, tas visas jo tas toksai, jisai yra būtent, nu, per emocijas jisai eina. Nes jisai vat nori patikti, nori būti atviras, nori būti tikras. Ir bet vat kaip jam tos emocijos stipriai suveikia, jam tas filtras išsijungia šitą. Taip. Už tai, o politikoje tokie dalykai, jie yra problema principė. Vat jam reikia išmokti vis dėlto tą filtrą laikyti įjungtą. Ir vat būtent šita planeta, ta nakšatra, jinai duoda, kad skandalai, tie neužmuša. Kiek tų skandalų ir jisai vėl visai, kaip sakant, taip iškyla ir toks tefloninis. Jo, yra toksai apie šitą, kada mėnulis, būtent šitoj nakšatroj, tai toksai tefloninis mėnulis vadinasi. Jie ten. Nu, aš šį kartą gal kažkiek tai čia daugiau įlindau į žmogaus vidų, nu, bet kad pats Žemaitaitis, jisai ten daug labai apie save pripasakoja, tikrai daugiau negu aš apie jį papasakojau. Nu, tikėsimės, kad nesupyks jisai, bet aišku, ten visi tokie ten politologai, ten ir žurnalistai ypatingai, tai ten ant jogi ten varo, tai dar ir netiek šitą, taip kad tikrai gal nesupyks, tikėsimės. Nu, tai va, tai. Tai va tiek tada pakol kas. Iki.